Vasario 7 dieną prie Seimo susirinkęs smulkiųjų verslininkų taikus mitingas griežtai pasmerkė vyriausybės veiksmus, sunkinant sąlygas smulkiajam verslui, nors pagrindinis ir konkretus ginčo objektas yra kasos aparato įvedimas turguose smulkios prekybos apskaitai, susirinkusieji kritikavo ir smerkė dabartinės vyriausybės politiką smulkaus verslo atžvilgiu apskritai, bei reikalavo vyriausybės atsistatydinimo. Sveiki, gerbiami Lietuvos žmonės, atvykę čia į taikų ir visiems atvirą protesto mitingą prieš valdžios savivalę. Į mitingą, kurį pati valdžia ir išprovokavo. Jūs visi gerai suprantate, kad jei vyriausybė priimdama smulkų verslą žlugdančius ir kitus sprendimus įtakojančius mūsų visų gyvenimą, būtų derinusi ir ieškojusi bendrų sprendimų, mūsų čia tikrai nebūtų. Kadangi vyriausybė visur deklaravo, kad tik asociacijos atstovams, kurie nežinia kam atstovauja, yra nenaudinga vyriausybės vykdoma politika ir kad šiais jums pražūtingais sprendimais tik palengvina jūsų verslo sąlygas. Todėl šiandieną į mitingą ir pakvietėme vyriausybės atstovus, kurie tikimės ateis čia susitikti su jumis, pagrįs savo sprendimus sąžiningais argumentais ir atsiklaus, ar jūs pritarėte tokiem politiniams valdžios žingsniams. Į šią protesto akciją kvietėme ne tik vyriausybės atstovus, bet ir kitų aukščiausių valstybės institucijų atstovus savo pozicijai pareikšti. Pakvietėme visų valdžios atstovus, prezidentūros, Seimo, vyriausybės atstovus ateiti čia, ant šios pakilos ir paaiškinti Lietuvos žmonėms, ar šiandieną Lietuvai reikalinga tokia smulkų verslą žlugdanti politika, ar šiandieną Lietuvai reikalinga skurdinimo politika. Mėlieji, asociacija pasirinko teisingą kelią, rengdama ir kviesdama jūs į šį protesto mitingą. Rodo ne vien tai, kad mes neturėjome kitos išeities apginti savo smulkaus verslo interesus, bet ir tai, kad jūsų čia atvykusi daugiatūkstantinė Lietuvos žmonių minia neišsigandote valdžios didžiavyrių iš ankstinių perspėjimų, kad jų priimti vienašališki interesai, grįsti sprendimai nebus atšaukiami. Neišsigandote jums taip ciniškai metamų kaltinimų dėl ekonomikos žlugdymo, atvirai propaguojamos visuomenės kiršinimo politikos ir peržengę asmeninius interesus, palikę savo darbo vietas, atvykote čia, prie tautos suvereniteto simbolio į protesto mitingą prieš valdžios savivalę. Kas tie žmonės, kurie pasakė, kad Lietuvoje nėra pilietiškumo? Kad žmonėm visai vis tiek, kai jiems turinti tarnauti valdžia, tarėsi tik su savimi ir tarnauja tik pati savo. Ir kad žmonės senai susitaikė su valdžios klystkeliais jų primesta tvarka. Be abejo, šiandieną žmonių nusivylimas valdžios vykdoma politika tam tikrą visuomenės dalį varo į neviltį ir susitaikymą su esama padėtimi šalyje. Tačiau, kad ne visiems viskas vis tiek, kaip mums turinti tarnauti valdžia vykdo savo priedermę, matome iš čia susirinkusios daugiatūkstantinės Lietuvos visuomenės, kuri šiandien čia atvyko, tikrai nepagirų ir liaupsių valdžiai sugėdoti. Todėl aš noriu jums visiems, asociacijos vardu, čia susirinkusiems padėkoti už jūsų pilietiškumą, už tai, kad jums ne vis tiek, kai valdžia naudodamasi savo politinėmis, finansinėmis ir ekonominėmis galėmis, Lietuvą valdo taip, kaip jai geriau, taip, kaip jai patogiau ir naudingiau, o ne kaip geriau, patogiau ir naudingiau valdžią išrinkusiems žmonėms. Mėly Lietuvos žmonės, jūs visi gerai žinote, kad šiandieną ant vyriausybės taikiklio geriau, patogiau ir naudingiau valdžiai atsidūrė smulkieji verslininkai, dirbantis pagal verslo liudijimus. Premjero Andriaus Kubiliaus vyriausybė jau antrą kartą vėzdų užsimojo prieš smulkųjį verslą, prieš individualią iniciatyvą Lietuvoje. Užsimojo prieš žmonės susikūrusi savo darbo vietas, prieš žmonės nestovinčių su ištiesta ranka ilgose bedarbių ar pašalpų gavėjų gretose. Šiandieną drąsiai galime teikti, kad tai išankstinis suplanuotas konservatorių valdžios nusistatymas prieš verslo liudijimus išlikimą, prieš individualios iniciatyvos išlikimą Lietuvoje. Konservatoriai jau ateidami į valdžią pažadėjo stambiam verslui iki minimumo sunaikinti veiklos formą pagal verslo liudijimus. Ir šios pažadus įsirašė į savo vyriausybės programą.
Jūs čia visi susirinkę, gerai pamenate, 2900 metų sausį iškilusios naktinės mokesčių reformos grėsmės dėl verslo liudijimų išlikimo. Pasirašyta susitarimų memorandumą tarp Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės įgaliota ministerija. Ūkio ministerija. Vyriausybė įsipareigojo šiuo memorandumu nepriiminėti vienašališkų sprendimų, nenaikinti veiklų pagal verslo liudijimus, nepriiminėti teisės aktų, kurie pablogintų smulkiojo verslo sąlygas. Taip pat kartu bendrų darbų įsipareigojimą užtikrinti tinkamą tvarką Lietuvos turgavietėse, kurios tūkstančiams žmonių tapo vieninteliu pragyvenimo šaltiniu. Mėlieji, asociacija ir jūs kartu atlikome milžinišką darbą, rėmėmis pasitarimuose ne tuščiomis kalbomis, bet faktais ir skaičiais, kad šis susitarimų memorandumas būtų sąžiningai vykdomas. Tačiau, deja, konservatorių valdžiai suvokus, kad jiems bus sunku prikibti prie smulkiųjų verslininkų veiklos, o jų laikas valdžios tarnyboje nenumaldomai eina į pabaigą, suskubo susitvarkyti savo verslo ar įsipareigojimų interesus. Nusispjovė visus Lietuvos valstybės valdžios vardu pasirašytus susitarimus, į valstybės prestižą ir garbę ir grubiai vienašališkai nutraukė dialogą su asociacija. Gėda! Kviečiame jūs į sceną. Mūsų vyriausybė šešėlinė vyriausybė. Gerbėmieji, tegul visa Lietuva šiandieną mato, kaip mes gerbėme ir mylime savo vyriausybę. Gerbėmieji, pristatom savo puikųjį muzikantą Albiną Batavičių su bandonė, kuris mums padės intarpuose, kad jūs galėtumėt patrepsėti ir sušilti. Kaip sako, dzūkelį močiutį, jau dabar reiks parduoti paskutinį voškelį, dzievuliau, ir pirkti harmoniką, sėdėti ir bagraiti, taip ir padainuosim. Parduosiu očką, pirksiu garmočką, parduosiu očką, pirksiu garmočką, parduosiu očką, pirksiu garmočką, parduosiu očką, pirksiu garmočką. Pašokinėjam, kad būtų linksmiau. Parduosiu dėdą, pirksiu pabėdą, parduosiu dėdą, pirksiu pabėdą, parduosiu dėdą, pirksiu pabėdą. Gerbėmieji, susirinkome čia, nors ir su trukdžiais, su stabdymais, su psichologinės įtampos kėlimu, bet vis tiek susirinkome išsakyti savo tikrą žodį.
neturgus, bet pablogintos mokestinės sąlygos, stumiančios lietuviškus produktus iš vidaus rinkos lenkiškų produktų naudai, kenkia Lietuvos maisto sektoriaus gamintojų interesams ir jokios apskaitos biurokratizavimo priemonės, taip pat ir kasos aparatai tam nepadės. Lietuvos liaudies partija su savo baltomis su saulutė vėliavomis įsijungia mitinguojančiųjų sudėtį, palaikydama kalbėjusiųjų reikalavimus ir solidarizuodamasi su kitomis kairiomis ir kairiojo centro partijomis. Gerbimieji, Gariūnuose suvažiuojanti visa Lietuva, visi smulkus mūsų prekeiviai, girdi šitą muzikėlę ir mes ją ne veltui leisdavome. Tai buvo kaip mūsų himnas. Deja, numatėme ateitį, kaip kad 18 šimtmečio pabaigoj mūsų mylimas kompozitorius Oginskis parašė po paskutinio sukilimo 94 metų, pabėgęs, tai yra turėjęs pasitraukti iš Lietuvos ir vadinasi tai atsisveikinimas su tėvyne. Ar nėra sąsajų ir šiuo metu, kai daugelis mūsų jau išvyko, daugelis ruošiasi pakelti sparnus. Taip kad šitas himnas, Lietuvos himnas, mūsų smulkiųjų. Ir jeigu gerbiamas konservatorius Kubilius ir toliau taip elgsis, nebebus kam klausyti šių nuostabių kūrinių. Pats nutarimas viduje prieštarauja savo. Kiti nutarimai dar du priimti, taipogi nesiderina tarpusavyje. Ir pirmiausia, vyriausybė, kaip kaulą šuniui numeta tuos 3 milijonus įsigyti maistininkam kasos aparatus, užmirždama, kad tie 3 milijonai tik tai smulkiesiam verslininkam, bet nutarime įvardinti ir gyventojai, kurie gali pardavinėti ūkyje išaugintą produkciją. Vadinasi, ir jiems turės būti kompensuojama. Kitam nutarime tas pastebėta. Bet jeigu jūs smulkiai neišdirbat pusę metų, privalot gražinti kompensaciją gautą, o kurie dirbo ūkiuose yra užmiršti. Vėl nelygybė. Ir pagaliau, kaip galima šitaip šnekėti palengvinimą, jeigu jūs tą kaulą praryjat, visi kiti, kurie ateina po jūsų, kurie nori dirbti, iš karto turės mokėti jau iš savo kišenės, ne tik tos 1000 už kasos aparatus, bet ir už jų priežiūrą. Ir taip toliau ir panašiai. Tai grynas įsidirbinėjimas. Toliau. Gerbiamas konservatorius Kubilius, menkas diplomatas, kuris pasako, nepakeisiu. Kažkada taip sakė 98 ir kitas konservatorių premjeras. Kaip pamenat, jo likimą ir norą, viskas buvo pakeista ir mes 13 metų buvome ramus. Daug metų padeda smulkiam verslui. Yra kartu su mumis. Mėly smulkus verslininkai, mėly Vilniečiai, visi čia susirinkę, kurie atėjo padėti smulkiam verslui. Lietuvos liaudies partija, kurios vėliavos čia plevėsuoja, baltos su saulutėmis, remia jūsų reikalavimus ir palaiko čia išsakytus asociacijos vadovų reikalavimus. Iš tikrųjų apgailėtina, kad dabartinė vyriausybė, kuri jau 3 metai alina Lietuvą, bando savo nevykusią politiką kompensuoti tokiu apgailėtinu būdu, apsunkindama smulką verslą, tame tarpe ir įvedant kasos aparatus. Ne prieš prietaisus, ne prieš aparatus žmonės susirinko, o prieš tą papildomą apsunkinimą, tai yra ir apskaita, kuri su tuo susijusi. Aš nenorėčiau ilgai kalbėti, kadangi asociacijos vadovai išsakė viską, ką galima pasakyti šią temą.
tik noriu atkreipti jūsų dėmesį ir pakviesti ir toliau likti solidariems, vieningiems, susitelkusiems. Ir ateiti ne tik tai čia į aikštės, bet taip pat ir į savivaldybių rinkimus, surasti tuos, kurie jūs remia. Aš pirmiausia parodysiu į asociacijos vadovus. Jų yra ir mūsų sąraše Zita Sorokienė, Jurbarko 1 numeris, Lietuvos liaudės partijos 44 sąraše, Eduardas Šablinskas, Vilniaus miesto 2 numeris, taip pat ir kiti numeriai. Rinkite tuos iš visų partijų, kurie supranta ir remia jūs. Jūsų šūkiai, smulkus verslas, ekonomikos pagrindas yra teisingi. Ir palaikom juos, ir įgyvendinti turime ir savivaldybių, ir Seimo lygių. Algirdas Butkevičius siūlė ir skelbė, kad ruošia interpeliaciją vyriausybei. Manau, kad ir kitos partijos, kurios yra Seime, mes nesam šiandien Seime, ir kitos partijos tokią pat atsakomybę turi prisijimti. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos prezidentė Zita Sorokienė ir garbės prezidentas Eduardas Šablinskas raiškiai apibūdino valdžios veiksmų prieštaringumą. Abu jie ir dar nemažai kitų smulkaus verslo atstovų dalyvauja savivaldybių rinkimuose Lietuvos liaudės partijos sąrašuose. Zita Sorokienė veda Lietuvos liaudės partijos Jurbarko skyriaus kandidatų sąrašą. Eduardas Šablinskas antrasis Vilniaus miesto sąraše, pirmoji Kazimiera Prunskienė. Lietuvos liaudės partija palaiko smulkiųjų verslininkų kovą su vyriausybe.